Palauk, o tu tikrai gyveni geriausiam Lietuvos mieste? Gerai, imam 3 didžiausius miestus - Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ir pažiūrim, ne kas geresnis, o kas ko iš tikro gali pasigirti. Ir pradėkim nuo Vilniaus. Vilniaus senamiestis UNESCO paveldo sąraše. Vienas didžiausių Europoje. Vaikštai ir realiai istorija po kojom. Bet to pačiu vaikštai ir galvoji, ar čia Lietuva, ar jau tarptautinis projektas. Vilnius miestas galimybių. Taip, tai kartais neaišku, kokia kalba tos galimybės kalba. Ir Vilniui kartais jauties kaip užsienį, tik kainos primena, kad vis dar Lietuvoje. Kaunas. Ir čia daug kas nustemba, Kaunas irgi turi UNESCO. Modernizmo architektūra, tarpukario pastatai, visas miesto veidas. Sako, Kaunas tai degalinė tarp Vilniaus ir Klaipėdos, bet kažkaip keista, visi sustoja, bet niekas neišvažiuoja. Kaunas, jei tau čia nepatinka, greičiausiai ir tu jam nepatinki. Klaipėda. Mes irgi turim UNESCO. Kuršių nerija. Ir čia jau ne šiaip gražu, čia pasaulinio lygio gamta. Kopos, miškai, jūra. Tokia vieta, kur Vilnietė sako važiuojam pailsėti, o Klaipėdėtė sako, čia mano kiemas. Bet yra viena detalė. Klaipėda, kai nori ramybės, super, bet jei nori veiksmo, teks pačiam tai susikurti. Ir čia tempas visai kitas. Tai iš esmės, Vilnius turi istoriją, Klaipėda turi gamtą, Kaunas turi savo stilių. Ir tada prasideda charakteris. Ir šiaip, jeigu Vilnius būtų kaip Kaunas, tai ir Nemunas tekėtų pro Vilnių. Bet matyti net upė suprato, kur geresnė vieta. Vilniuje visi kažkur skuba, Kaune visi kažką jau pasiekė, o Klaipėdai dar galvoja, ar iš vis verta skubėti. Ir tada prasideda kasdienybė. Ir dar vienas dalykas - žmonės. Vilniuje visi skuba, visi kažkur lekia. Kaune daugiau charakterio, mažiau šypsenų. Klaipėdoj ramiau, bet kartais atrodo, kad visi vieni kitus jau pažįsta. Ir naktinis gyvenimas. Jeigu Vilnius niekada nemiega, Kaunas dar svarsto, tai Klaipėda jau senai namie. Gerai, palyginkime miestus pagal merus. Vilnius. Čia, kai sakai meras, daugam pirma mintis - Zuokas. Legendinė frazė - vagia, bet daro, vis dar gyva. Ir turbūt vienintelis meras Europai, kuris šarvuočių pervažiavo ne vietoj pastatytą mašiną. Ir jis galimai dar grįš. Nenustepčiau, nes dabartinis meras jūsų yra apie ką? Kaunas. Istoriškai su merais ten buvo visko. Nuo Šustausko iki Kupčinsko, švelniai tariant, spalvingas laikotarpis. Tai gal ir nenustabu, kad dabar Matijošaitis sėdi ramiai. Vieniems jis žmogus, kuris tiesiog daro, kitiems klausimų daugiau nei atsakymų. Bet faktas vienas - žmonės jį renka ir panašu, kad dar rinks. Klaipėda. Čia jau mano miestas. Po ilgo laikotarpio, kur miestas tiesiog džiazavo, bet realiai nieko rimto taip ir neįvyko. Drįsčiau sakyti stagnaciją su foninė muzika. Dabar matosi daugiau judesio. Meras dirba, reaguoja, juda. Aišku, niuansų yra kaip ir visur, bet bent jau yra jausmas, kad kažkas vyksta. Ir tada esmė, koks miestas, toks ir meras, ir atvirkščiai. Ir tada bendras vaizdas. Vilnius tai sostinė, ten visko daugiausia - pinigų, žmonių, kalbų. Kartais net lietuvių kalbos reikia paieškoti. Kaunas su charakteriu, ne visiems, bet ir ne visiems stengiasi patikti. Klaipėda ramesnė, su savo tempu, kartais net per savu. Ir galų gale viskas labai paprasta. Vilnius daug kalbų, Kaunas daug nuomonės, Klaipėda mažai triukšmų. Bet visi vis tiek aiškina, kad jų miestas geriausias. Tai kuris miestas geriausias? Ar vėl kiekvienas gins savo kiemą iki pat galo? Parašyk savo nuomonę komentaruose ir pažiūrim, kuris laimės. Iki.